Nu ką, labą dieną žiūrovai, pavasariukas ateina. Žiūrėkit, ką nusipirkau savo kemperiukui. Kondicionierių, tokį nešiojamą. Galvojau šiaip apie tos kondicionierius, daug skaičiau. Galvojau, kokį čia geriausiai nusipirkti. Gal statyti vietoj liuko 12 voltų, bet reikia pjauti, tą liuko neteksim. Tai žinokit, pagalvojau, gal išbandysiu šitą nešiojamą. Pažiūrėsiu, kaip vasarą veiks. Tai va, kemperį atsiėmėm po žiemos. Jau atsivežiau į kiemą. Taip, einam, pažiūrėsim, kas čia viduj yra. Taip. Taip, čia senas kemperio seni žibintai. Reikės padėti. Ką dar padariau, tai pakeičiau kilimėlį, kad gražiau atrodytų. Tai va, ir tą EcoFlow Wave kondicionierių planuoju čia va statyti vasarą, kai bus labai karšta. Čia bus išėjimas pro langą žarnos. Tai va, galėsiu parodyti, pasakot, kai veikia. Šiaip mūsų kemperis nėra ilgas, tai aš manau, kad užteks atšaldymui. Taip, parodysiu dar čia. Praėjom technikinę, aš praėjau. Taip, uždarom. Tai kadangi atėjo pavasaris, tai greitų metų varysim ir su kemperiuku kažkur pasivažinėti, išbandyti. Tepalai pakeisti. Gal neparodžiau kaip žibintai, dabar atrodo gerai. Pakeičiau. Nes tie buvo jau tokie užteršti ir silpnai švietė. O dabar nauji stovi. Kemperiuks. Gerai, reikės dar išplauti. Ir galėsim kažkur išvažiuoti. Šiandien, kadangi gera diena pavasario, tokia šilta visai, tai vaikas pamiegos, važiuosim gal į Belmontą pasivaikščiot. Jau kažkaip norisi to gryno oro. Parodysiu, kaip atrodo mūsų tas EcoFlow. Šiaip nėra jisai labai mažas. Dar su papildoma baterija, tai sveria daug. Parodysiu savo įrenginuką, kurį nusipirkau, EcoFlow Wave 3. Atrodo toks nemažas. Yra papildoma baterija, apačioj matom. Tai jeigu būtų be jos, tai būtų šiek tiek mažesnis. Galima naudoti ir be jos. Yra maitinimo laidas 220. Tai pabandom įjungti. Taip. Nu, ko neįsijungia. Taip. Tai įsijungia. Iš čia jisai pučia šaltą orą. Va, pradėjo dabar pūst. Galima reguliuoti. Čia statosi žarna. Čia įdėta papildomai. Yra ir mažesnė, ir didesnė. Tai šita mažesnė statosi čionais ir įsiveda per langą ir išmeta šiltą orą. Kita didesnė statosi iš galo, jinai ima šiltą orą iš lauko ir pučia šaltą. Tos, kur ima iš lauko, galima nestatyti, bet kad būtų efektyviau
gamintojas rašo, kad geriau dėti. Tai vat. Bet mes pasižiūrėsim, pabandysim ir taip, ir taip. Toliau. Taip. Atidarysim telefoną. Yra programėlė. Jinai dabar taip. Temperatūra nustatyta 26 laipsniai. Čia gali pats nusistatyti, kiek nori, kad būtų. Tarkim, kemperį. Ir jisai bandys atšaldyti iki tokios temperatūros. Tai va dabar kažkas čia vyksta. Taip, ir bandau šaldyti. Šiaip neveikia taip garsiai, jeigu nustatyta ant pačio žemiausio ventiliatoriaus. Bet jeigu mes nustatom ant max, tai iškart pasikeičia į 16 ir pučia stipriai. Garsas yra tikrai gan nemažas. Tai norint, kad greitai atvesintų, galima nustatyti tą max ir pasišalinti, tarkim, iš kemperio kokiam 20 minučių ir ateiti ir nustatyti tada, tarkim, sleep režimą. Statom, tarkim, 22. Ir tas garsas sumažėja. Iš karto turėtų pamažėti. Taip. Su tokiu garsu jau galima ir miegoti. Nėra taip, kad labai jau garsiai veiktų. Taip, čia išpučia šiltą orą, čia šaltą orą. Šiaip gan gerai pučia. Tai vat išbandysiu, kaip pačiam kemperį bus ir tada jums plačiau papasakosiu. Tai va. Sleep režimą padarom, pabandom. Sleep režimas, kai jeigu 26 laipsniai, tai veikia labai tyliai. Bet aišku, kas miegos su 26 laipsniais norėtųsi, kad būtų kokie 23, tarkim. Tai va. Šiaip gan tyliai tikrai veikia. Tai žiūrėsim, kaip jisai save išbandys kemperį. Parodys. O jeigu mes, tarkim, 20 nustatom. Taip. Pučia tai tikrai gan šaltą orą. Taip, iš čia turėtų išpūsti šiltą orą. Tai va, atrodo taip, o kaip veiks toliau, ar pasiteisins ar ne, išbandysim ir papasakosim kelionėse. Tyčia, labas. Kur važiuosim pasivaikščiot? Tai paeisim pasivaikščiot, laukiam mamos ir važiuosim. Tada kokia tu didelė užaugai, ne? Tai užaugai. Nežiūri net į kamerą? Kas čia ateina? Darbuotojas, prisijėmės detalių vaikas. Ką? Mama ateina. Gerai, važiuojam į Belmontą. Pasivaikščiosim. Žiūrėk, kažkas su kemperiuku atvažiavęs. Čia su priekabėlė gal? Ne, kemperis. Kiek žmonių privažiavę. Ir Dzytė? Labas. Dabar tokia mūsų kasdienybė. Mūsų bosas viską, ką pasako, tą turim daryti. Nenori važiuoti, turim eit. Pavargsta, turim vežt. Nevešt.
Nešt, vežt. Žaislų, bet nepaleidžia iš ranko, turėjom imti žaislus iš namų kartu, nes kitaip nevažiavo iš namų. Tai tokias, bet mūsų dabar kelionės. Kaip čia sakyt, jokios, ane? Čia kol kas nieko įdomaus. Tai va, mūsų pirmas video prasidėjo nuo Belmonto, kurio mes neįkėrėm. Tai yra paslėpę esam, nes ten toks tragiškas gavas. O dabar jau... Plytelė žemės. Taip, turim pasižiūrėti, kas čia per plytelę. Negalim toliau eiti. Papasakok, kaip tavo motinystė sekasi. Nu taip, nes jau praėjo kokie 5-6 mėnesiai nuo paskutinio video mūsų. Taip pat. Taip pat sekasi? Tai blogai ar gerai? Taip. Interviu? Nu, Nu gerai, gerai, viskas gerai. gerai. Nu tai žiūrėk tu man. Tėvystė irgi gerai. Kokį užauginom, kokią užauginom jau didelę. Jau jai dabar metai ir 6 mėnesiai. Pažiūrim, kaip čia vandenukas, ar labai pakilęs. Nu, toks. Padėk kaladėlės į vežimėlį. Apgavai? Nu gerai. Nedėk tada. Ką čia darysim dabar? Žaisim? Paliksi čia? Taip man baisiai. Tas taip atrodo, kad purvinti padaryti. Išsipurvinai ranką? Paniek. O kas dabar bus? Purvina? Viskas gerai. Namie išplausim. Nagus išvalyti? No! God, please, no! 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 Tai va, vežimė nenori važiuoti. Eiti irgi nenori. Nori, kad neštų ją. Nu, poniutė. Tai va toks mūsų pasivaikščiojimas Belmonte. Jau 300 metrų einam valandą. Bet nieko. Nu, kitaip neįsodinsi į vežimą tavęs. Reikia duoti kažkokią įrangą. Filmavimo. Jis įsidarbintas ir mūsų Nu, vlogus filmuoja. nu jau nesakys ten neprisiknis vaikų teisės, kad dedam ir vaikai savo video, jinai pati filmuoja vlogus. Jinai mus deda į video. Kur mes vasarą planuojam keliauti? Niekur? Planuojam gal kokią Lenkiją, turbūt arčiausiai. Nu va, beveik apėjom Belmontuką. Ne?
Tai va, šiandien yra sekmadienis, kovo 22 diena. Reikės atsiminti, kokie medžiai buvo be lapų ir kaip bus po kokio mėnesio. Saulė leidžiasi jau. Na, bet gerai, jau pavasaris atėjo, jau ta žiema nusibodo -20. Čia mes praeisim, Kur? ateitumėm tą apie tenai, tiesiog čia galim praeiti. Praeisim? Einam čia. O dabar jau tikrai perėjom visą Belmonto taką. Žmonių daug. Bet ko norėt, kai orai atšyla. Nu. Na va, keliaujam namo. Jau Skandžiai. užkandžiai ir važiuojam. Susitiksim kitam video.